Sveiki visi ir visos. Šiandien mes tryse, Edita, Ingrida ir aš. Ir noriu šiek tiek pristatyti Ingridą. Jinai visą laiką buvo mūsų aktyvi klausytoja, skaitytoja ir mes kartu esam Anos Marijos erdvėj kanale Išsigrynink tiesą savyje projekte. Ir Ingrida išreiškė norą sudalyvauti, pasikalbėti ir pasidalinti apie save. Mes labai mielai tai priėmėm. Ir šiandien kaip tik turim puikią progą ir temą pakalbėti. Turbūt jau dalis iš jūsų žiūrėjot, klausėt. Prieš porą dienų, sekmadienį, vyko tiesioginė transliacija YouTube tos nuostabios Jael, apie kurią mes šnekėjome praeitą kartą, supažindinom ir daug informacijos dabar Edita verčia per, per ją ateinančius Lari tekstus, žinutes, įvairius žmonių klausimus. Ir šitoje transliacijoje jinai atsakė dar į naujus žmonių klausimus, dar daugiau gilinosi į perėjimą. Daug naujo iš tikrųjų mumise atvėrė ir sukėlė tą dar platesnį tiek matymą atvėrė, tą pojūtį pakeitė ir mums labai labai norisi apie tai pašnekėti ir pasidalinti su jumis. Taigi bus tokia tema. Tai ką, Edita, gal nuo tavęs pradėkim? Gerai? Gerai, tai labas mergaitės, labas visiems, kas mūsų klausysis. Taip, mes kažkaip su Giedre, kai jungdavomės, iš anksto jokių temų niekada nesirašėm, žiūrim, kas vyksta mūsų erdvėje čia ir dabar. Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie JL transliacijas, jinai perduoda tas žinutes iš to aukštesnio dažnio, aukšto sąmoningumo, dažnio sąmonės, kurie save pasivadinę Halari, yra ten tokia jungtinė tarsi sąmonė, ten daug tų civilizacijų, apie tai galbūt irgi aš turiu medžiagos, galbūt įkelsiu kažkam, kas domėsis. Iš tikrųjų, iš karto noriu pasakyti, kas klausysis mūsų įrašo, kad galite užduoti klausimus kažkokius. Ir jeigu mes neatsakinėsim iš savęs, bet jeigu bus tokie atsakymai ar klausimai kažkokie apie tą temą, kuri jūs domina, tai aš tikrai mielai kelsiu, pasidalinsiu, bet labai labai kviečiu visus, yra Telegram kanalas JL, ten tikrai yra, kaip ir minėjau, praeitam jau įrašę daug žmonių iš visų pasaulio šalių ir galite prisijungti, iš tikrųjų patys skaityti, patys verstis, jausti, kas jums reikalinga, ten yra apie kiekvieną šalį, dar ne apie visas šalis įkelta, tokia yra visokiausi klausimai, iki buitinių ir iki tokių platesnių, apie viską, bet aš po truputėlį, ką aš turiu išsivertus, aš po truputėlį kelsiu. Tai aš tiesiog būdama šitam sraute, versdama šitas žinutes, jausdama šitą energiją, iš tikrųjų daug giliau įėjau į visą tą pojūtį, į tai, ką mes vadinam tuo perėjimu. Ir supratau, kad daugelis iš tikrųjų tai žaidžia. Ir manyje tarsi labai labai sujudino kažką giliai, nors atrodo toj temoj esu labai senai. Visko domiuosi ir pati daug ką vedžiau ir kursus, ir pati dalyvavau pas kitus vedlius, mokytojus, skaičiau daug knygų, bet va šitas pojūtis naujas labai giliai palėtė tas stygas, kad tai jau vyksta iš tikrųjų. Ir tas žaidimas tarsi baigtas. Mes ilgai su Giedre ir daugeliu mūsų ir grupėje kalbėjom apie žaidimą. Ir iš tikrųjų, kol mes pilnai nepabudę tam tikrajam savo, mes viską galim žiūrėti kaip į žaidimą, kaip ir žiūrėjom. Nes žmogus, kai dar ta pirma tokia fazė, kai jis labai rimtai viską žiūri, tokia įtampoje, tuomet labai viską sureikšmina. Kai jau pereinam tam sąmoningumo lygmenį į tą žaidimo fazę, tada būna jau daug lengviau į viską žiūrėti, tada ta įtampa tarsi atsileidžia. Bet tai nereiškia, kad nebūna tų vidinių procesų. Žinoma, mes einam per įvairias transformacijas. Bet dabartyje, ką aš jau užčiapiau savyje, kad žaidimas baigtas, aš jau žinau, kas aš esu. Aš jau jaučiu, kas tas perėjimas, kažkiek jaučiu,
Bet ir tai dar negaliu pasakyti, kad aš tikrai žinau. Aš tikrai nežinau, kas ten prieki. Aš nežinau, kas tai bus. Bet aš pajutau giliai taip suvirpinant ir čia užkabino matyti asmenybę, kur man tas jausmas įsiliejo ašaram, kad tikrai vyksta erdvės atsisloksniavimas. Mes matom, kaip kitus žmonės tarsi kitoj realybėje, ar ne, tarsi mes tarpusavį, kai Mhm. kalbamės, kad tarsi vyksta kažkur kitur, mes jau žiūrim kaip per ekraną, kaip už šydo, kaip kažkokia iliuzijoje kitus žmonės matom ar ne, gyvenant jų gyvenimą. Mhm. Ir jau suprantam, kad erdvės atsisloksniuoja. Kol kas po truputį, bet tai ryškės. Ir tai manyje sukėlė tokį didžiulį, nežinau, jautrumą. Tai nebuvo skausmas, tai nebuvo baimė, bet toks jautrumas ir tai turbūt tos asmenybės, kuris suvokia, kad viskas, jau kelio atgal nebėra niekur, pokytis vyksta, viskas atsiskirs ir galbūt net tų brangiausių žmonių, kurių sąmonės sielos nepasirinko perėjimo to į tą kitą lygmenį, gal jų aš su laiku jie kažkur atitols ir nebebus jų šalia. Ir tai iškilo per ašaras, per tokį atsisveikinimą tarsi. Ir labai daug tų prisirišimų mes vis tiek turėjom, ar ne, gyvendami čia. Taip. Buvom labai giliai įnikę į šitą materiją, į tą tokį, nu, vat, tos 3D, to pasaulio, ne tos fizinės realybės. Mhm. Tai iš tikrųjų daugeliu, kodėl kalbu apie tai, kad daugeliu gali vykti liūdnumas, kažkoks nusivylimas, tarsi visokie jausmai gali kilti iš jūsų labai labai stipriai. Tai noriu pasakyti, kad išsigąsti nereikia, nes tai vyksta tas tiesiog iškilimas tų senųjų srautų, įspaudų ir visų kitų dalykų, kas buvo giliai pas mus integravęs ir dabar tai atsilaisvina ir pasileidžia. Tai va, tai tiek iš manęs kol kas, tai aš dabar perleidžiu estafetę Ingridai, jinai irgi žinau, kad turi kuo pasidalinti. Taip, tai ačiū, sveiki visi, kurie klausysit. Edita, dar norėjau biškį replikuoti, dėl ko, kaip į Giedrės vieną sakinį, kad atėjau čia nepasipasakoti apie save, bet papasakoti, nu, kaip pakalbėti taip, kaip aš jaučiu tuos procesus per save. Ir kaip aš reaguoju arba kaip aš girdžiu JL žinutes. Nes klausausi maždaug nuo to momento, kaip Edita pradėjo dalintis, iš pradžių rusiškų to varianto, paskui jau ir lietuviškais. Tai va, tai gal kas yra šviežiausia, tai yra sekmadienio, tai yra vakar dienos, ar ne? Ne, Užvakar. ne vakar, Užvakar. žodžiu, užvakar žinutę. Ir ten buvo daug momentų ir apie civilizacijas, ir apie tautas, ir apskritai apie JL keitimąsi, ir apie klausimai, atsakymai. Tai kaip Edita minėjai, visi galite juos susirasti telegrame, tie, kas klausos rusiškai, ir paklausyti gyvo JL balso žodžio, kas yra labai, stipru. Tai va, tai mane kažkaip tai užkabino tema apie tautas. Kad tauta, nežinau, Giedrė, paskui jeigu tu girdėjai, Girdėjau. galėsi savo pasakyti kaip tau, ar kažką dar papildyti. Žodžiu, kad tauta buvo, jos principas buvo dėl įvairių ten, sakysim, dalykų jos susikūrė, tai buvo ir žmonijos įtaka, ir kitų civilizacijų įtaka, ir dar ten, sakysim, iš 3 ten dalių, kaip dėl ko susikūrė. Bet kad jų pagrindinis tikslas buvo atsiskyrimas. Atsiskyrimas ir toks savotiškai galima kontroliuoti labai lengva žmonės susiskirščiusius į tautas. Ir tas siejasi labai stipriai ir su politika be abejo, ir su politiniais procesais, kurie vyksta šiuo metu, ir su karais, ir su viskuo. Tai aš kažkaip taip išklausiau, kad po perėjimo, aišku, mes einam į tai, kad tas perėjimas nėra tikrai vienos dienos reikalas ir tai yra didžiulis procesas, bet jis jau prasidėjo. Reiškia tas procesas, kada tautos kaip po tokios jos išlieka, bet jos netenka to tokio sustingusio vaidmens, jos transformuojasi, kitaip tariant. Taip aš suprantu. Mhm. Transformuojasi visiškai šviesos struktūra, kur yra negriežta, netokia, sakysim, ta prasme, kaip tauta, kaip ir tokia duotybė, sakysim, ar kaip čia pasakyti, jinai nedingsta.
Nes kažkas gal galėtų galvoti, kad čia gaunasi visiškas susiliejimas. Tai ne, bet jie absoliučiai pasikeičia. Ir aš tame matau labai labai gražų momentą, nes man atrodo, kad to pasiekoje, kaip čia sakus, gal čia nelabai lietuviškas pasakymas, bet pasikeičia mūsų supratimas apskritai ir apie vieną kitą. Nu, čia turbūt labiau ir iš to išeina iš mūsų supratimo, kas mes esame. Kiek mes palaikome savyje tą dieviškumo esmę, kiek per mus eina tai šviesos tas rautas, šviesos pagrindas. Ir tada taip gaunasi, kad tuo metu ta tauta kaip po tokia nebetenka tos tokios reikšmės, kokiai dabar skiriama. Ir dėl ko tie karai vyksta, dėl ko tie vyksta nesutarimai, dėl to, kad vienos tautos įsivaizduoja, kad jos yra viršesnės, vien dėl to, kad jos galbūt yra senesnės. Kitos ne, kitos ten, sakysim, priešinasi dėl kitų ten, sakysim, kokių nors religinių dalykų, ar ten kažkokių tai žemės, teritorinių dalykų, ar dar ko. Tai vat man tas kažkaip tai labai labai surezonavo. Aišku, čia kam užkabins, tai tikrai ieškokit to įrašo ir klausykit patys, kad išgirtumėt konkrečiai, originaliai, ką pasakė Jael per Larį. Nes aš perdodu tik tai, kas mane labai užkabino ir aš supratau, kad tas yra labai svarbu. Ir tas jau pradeda vykti. Ir žmonėse tas jau pradeda, kaip sakoma, skambėti. Ir apskritai, jeigu kalbėti jau plačiau apie Jael poveikį ir tą, tai man svarbiausias, vienas iš svarbiausių jos tų visų pasisakymų, kaip pasakyti, esmė, kas mane labiausiai paliečia. Tai yra tai, kad jos balsas ir jos visas tas srautas ir per žinutes, ir per jos pasakymus eina kaip, nu tikrai kaip daina tokia, kaip skambesys. Ir tada tavo tas skambesys tau arba rezonuoja, nu arba ne. Nes kam nerezonuoja, tie turbūt ir neklausytų. Nes protui ten dalykai ne protui. Nu, kažkiek ir protui galbūt yra ten tų atsakymų. Bet esmė tai ne protui. Esmė yra sujudina tavo vidų. Tavo sielos lygmenį sujudina. Ir tada tu jau ten sakai, nu taip, 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 ane? Taip. Taip. Ir dar man va čia, nežinau, aš jau čia daug labai kitą kampą pasakysiu, Edita, kur tu sakei šiandien apie tai, kad žaidimas baigtas, ar ne, paminėjai tą. Tai mane užkabino toks sakinys, dabar nežinau, iš kurio čia perdavimo, kad perėjimas nėra, neromantizuokim jo. Nedarykim iš jo romantikos kaip wow, kažkas tai žaidžiam romantinį perėjimą. Nu ne, nes čia ne apie tai. Čia yra apie giluminius transformacinius pokyčius kiekvieno mūsų viduje. Ir tikrai, vienas apie tai kalba daugiau, kitas apie tai kalba mažiau, bet jeigu jie vyksta, tai jie vyksta irgi labai įvairiai. Ir kaip ten buvo dar pasakyta, kad su kuo absoliučiai sutinku, kad perėjimas yra toks, kad prasidėjęs, jau jis yra prasidėjęs, bet jame išlieka tie, kurie jame išbūna per visą skausmą, per visą sunkumą, nes nebus nei vienos šalies, nebus nei vieno turbūt žmogaus, kurio nepalies tai per kažkokias tai išbandymus ir jie tikrai bus nelengvi. Tai tikrina mūsų stiprybę. Tikrina mūsų atsidavimą savo sielos, kaip sakyt, balsui ir stiprybę tokią, pamatinę stiprybę. Tai jeigu kažkam tie dalykai yra tikrai svarbus arba iki jų reikia atsiverti, galbūt tai nėra taip paprasta. Merginos, nežinau, aš čia jau tiek, dabar toliau jau tęskite. Gerai, Ingrida, labai įdomu tave apklausyti. Tikrai aš norėčiau šiek tiek dar papildyti apie tas ne keliones, o šalis. Apie kaip, nes ir tu pasakai, kad tai jau jaučiasi ir matosi. Ir aš irgi pastebiu, man įdomiausia šnekėti turbūt apie tą realų fizinį žemišką
vyksta, kaip viskas dėliojasi ir jaučiasi man pačiai ir mano aplinkoj. Tai ką aš pastebiu ir kas man irgi labai patinka, vat ką jie minėjo, kad gali būti, nu, tarytum lietuvė, ne? Bet atsiranda jausmas, kad tu, tave traukia kažkokia kita kultūra, kitos šalies kultūra tau yra labai artima. Ir man taip atsitiko išvykus į Siciliją ir aš pajaučiau ten savo antrus namus tarytum, pasijaučiau ten sava tarp savų, kaip namuose, nors aš dar kol kas ir italų nemoku, man atrodo net, nu, vat, susikalbu ir šiaip kažkaip, bet tai čia apie mane, mano kita draugė Ieva, kuri irgi linkėjimai tau, Ieva, jau jinai prieš 9 metus išvyko, pajautė va tą šauksmą, jinai išvyko drąsiai į kitą šalį ir gyvena Šveicarijoje ir tarp Lietuvos, Šveicarijos, dabar Lietuvoje vis mažiau kažkaip gaunasi natūraliai ir man iš pradžio atrodė labai keista, va taip anksčiau kažkaip gal mažiau tų žmonių buvo, o dabar pastebiu, kad tai yra, nu, va, kažkoks dažnesnis turbūt pas žmonės atsirandantis va tas jausmas ir jie jo klausosi, jeigu va išgirsta ir man taip gražu, kad nebūtina turėti kraujo pagal savo, va, gimiau toj šeimoje, viskas, aš čia lietuvė ir visą gyvenimą iki pabaigos. Ne, tu gali pajausti, nuvažiavai kažkur į Havajus, dar kažkur ir ten leisti savo vat, tą laisvę, jaustis tos žemės gyventojų pilnateisių, o ne šiaip kažkoks atvažiavai kaip turistas. Tai aš manau, vat, man tas labai gražu, kad tai keisis ir kad tai... Ingrida, gali? Noriu papildyti tik tai tuo, kad aš tą esu pastebėjusi jau seniai, kad žmonės keliauja ir jie keliauja būtent pagal savo sielos šauksmą. Dabar mes tai galim įvardinti, kad čia yra dėl ko, dėl gal kažkokių priežasčių, bet jeigu žmogus keliauja, dažniausiai tai būna, kad pagal ir yra tokių, kuris po 20-30 metų jau gyvena, yra kurie sugrįžta. Galbūt po kiek laiko, bet jų tas sielos šauksmas jos ir nuveda arba nuveda į tas šalis, kur yra, nu, sakysim, tos tautybės, tos vidinės, per gyvenimus susidariusios kažkokios dominuojančios, taip sakykime, ne? Man pačiai tai buvo visą laiką labai stipriai Indija. Tibetas gal netgi mažiau, nors ten jinai išskiria labai Tibetą, bet Tibetas man labai faina. Nu ir dar yra pora, kur aš net nežinau, šiuo metu gal Indija dominuojanti man yra. Indija, bet Indija irgi yra labai didžiulė, tai ten irgi yra visko. Taip. Tai va. Gal aš truputį pasakysiu, kaip aš jaučiu, kad Gerai. Čia vėlgi man iškilo apie prisirišimą buvusi, ar ne, mūsų prie tautybės, prie pilietybės. Ir labai aš tos dalies video negirdėjau, bet man jaučiasi va tos laisvos sienos, kur nebebus to griežtumo atskirties. Vėlgi čia eina daug plačiau, kai mes patys jungiamės į vientisumą ir visa ta žemė, visos tos šalis irgi tarsi jungias į tą vientisumą ir nebeatskirti. Kiekviena su savo ten kalba, kultūra, vėliavom ir va tokios buvo griežtos sienos. O dabar tarsi atsiveria ta laisvė vidinė per žmogų, jinai sklinda į išorę ir tarsi išorė žemė mums atspindi vėlgi tą tokį atsiverimą ir mes turim atsisakyti, paleisti tuos visus prisirišimus tiek prie savo asmenybės, tiek prie visų tų kitų išorinių visuomeninių tų atributų. Ir dar vieną momentą noriu pasakyti, kur Ingrida sakė, kad išbandoma mūsų stiprybė, ar ne, kad negimtų čia žmogui kažkoks kaltinimas kažkam, kad kažkas čia mums tos išbandymus duoda. Čia mes patys kaip sąmonės atėję čia pasirinkom, bet šitą tokį sudėtingą gana žemėje kelią praeiti sąmoningumo, nes mes čia stipriai galim paaugti savo suvokime kaip sąmonė ir per visus kitus lygmenis. Tai čia kaltinti tikrai nieko nereiktų, čia yra mūsų pačių pasirinkimas ir tas toks atsakomybės prisiėmimas, kad čia
tas jautimas savęs savo ašyje, kad aš atsakingas. Ne tai, kad aš viską kuriu. Čia irgi nereikia nueiti kitą kraštutinumą, kaip buvo irgi toks momentas, kad aš kuriejas, aš viską kuriu, viskas iš manęs. Taip, viskas mumise yra, bet mes kuriam bendra kūryboje su viso, ne tik su mūsų visata, su visom visatom, su be galo plačia egzistencija. Ir tiesiog mes įsiliejam į tą bendrą kūrybą, bet su atsakomybė už tuo, kas aš esu, su tuo suvokimu kaip sąmonė. Ir jeigu aš esu didžiulė struktūra kaip sąmonė, tai mano dalių gali būti kiekvienoje šalyje. Ten, vad Giedrė, tu pajutai savo dalelytę Sicilijoje, Ingrida Indijoje, ar ne, ar kažkokioje kitoje šalyje, kur mes rezonuojam tarsi ir va ten galbūt nebūtinai, kad ten tie praeiti gyvenimai, man nebesinori tos linijos liesti, apie tos praeitus gyvenimus mes kalbam iš čia ir dabar, kaip apie didžiulę sąmonę, kuri galbūt tų dalelyčių pribarščius visose egzistencijos taškuose. Už tai mes ir, jeigu pradedam girdėti save, ką mes skatinam, ar ne, atsigręžti į save, išgirsti save, ir tada pradedam girdėti, kur mus kviečia, ar ne? Ir nebūtinai tai turi būti toje šalyje, kur tu gimėjai, ten pasistatėjai namuką ar kažką turi įsikabinai ir laikaisi tos vietos, nes tu esi čia. Nebūtinai reikia išsilaisvinti ir iš šito apribojimo. Tai tiek. Dar kažkaip ateina toks kaip ir noras pasisakyti truputėlį dėl perėjimo, kaip nežinau, praplėsit mane paskui, kad reiškia, kad jis yra iš tikrųjų apie vibracijų tą lengvinimą, dažnio tą keitimą. Nesgi dauguma mūsų turbūt klausytojų žino, kad Žemėje buvo eksperimentas, girdėjo, kad energijos sutankėjo, kad mes visi pasirinkome patirti, kad tai buvo tiesiog sakysim, kūrėjo planas leisti tai patirti būtent Žemėje, kad visi šitas tankis energijos toksai iki 3D ir visi kitie skausmai ir visi šitie perėjimai, atskirimas nuo šaltinio, kas pavyzdžiui, labai gerai čia siejasi su šitom matricom visom, apie kurias labai gerai ir jie įvardina, kai viena iš pagrindinių tų matricų yra baimės, atskirtumo, kontrolės, visų šitų iliuzijų, ego. Taigi buvo šitas, kaip sakoma, toks kaip ir planas, kad reikia visus atskirti, pažiūrėti, kaip žmonėje, kiek ilgai, kitaip sakant, mes galime būti be šaltinio. Kaip ilgai mes galime būti atskirtyje ir kas iš to gaunasi. Ir kas iš to gavosi, mėlyjeji, galim puikiai pamatyti, kad nieko gero. Nes iš to gavosi karai, iš to gavosi visokios baisus dalykai, kitaip tariant, jau apie juos patys matom aplinkuje, ne? Atskirtumas ir taip toliau. Ir dabar vėl pagal tą dievišką planą, kaip aš suprantu, viskas be jo nevyksta niekas. Tai mes Žemė grįžta, Žemė pasirinko grįžti į tą aukštą dažnį, ar ne? Kuris mus skatina vėl būti jungtyje su visa kuo. Su šaltiniu, su absoliutu, galime įvardinti visaip, galų gale su Žeme, savo aukščiausiose vibracijose, ar ne? Ir šitie dalykai, jie kartais gal kažkam taigi iki galo neaiškus, kad kas čia dabar, visą laiką 3D buvo, tai kodėl čia turi tas 3D keistis kažkam? Todėl, kad taip daugiau nebegalima, taip mes nebesirenkam kaip sielos, ar ne? Tie, kurie žino, kad mes kaip sielos bendraudami iš savo aukščiausios esmės, renkamės kilimą. Aš renkuosi kilimą su Žeme, kuriai nebebus karų, nebebus skaldimosi, nebebus paskutiniam variante, nebebus kažkokių tai konfliktų, kur mes būsime visi taikoje, ramybėje, bet iki to reikia, kaip sakoma, užsiauginti save, išsigryninti save ir susijungti su ta savo esme didžiąja ir kituose matyti tai galų gale. Čia ne vien tik tai apie mane, kad čia Ingrida, ar ten Edita, ar ten Giedrė išsigrynina ir sėdi laimingos, ar ne? Čia apie visus, nes kiek mes vieni kituose atpažįstame tą savo esmę vidinę,
grynąją tą, ne? Tiek mes jau pakylame aukščiau į tą šviesą, kitus lygmenis, ar ne? Ir vat, nu, tai perėjimas yra apie tai, taip, jeigu taip trumpai tariant, ar ne, čia jis apie daugą, bet visumoje apie savo dažnio kėlimą. Ne tik paskaitimą protui, oi, aš čia pakalbėjau, ar viskas, jau perėjimas. Mhm. Ne, čia viskas rimčiau. Mhm. Ingrida, aš Taip. galiu iš kitos pusės pasižiūrėti šiek tiek. Tikrai, Mhm. va, kaip tu sakai, labai ilgai tai tęsiasi, mes visi labai prie to buvom įpratę. Ir va, kaip dar Jael irgi sako, kad tiesiog yra didžiulis nuovargis visos žmonijos, kad gimsta vėl į tą patį, vėl tas įsukimas, kančia, auka, visas tas ratas ir nieko tarytum naujo, vėl mes kankinam, nu kaip kankinasi žmonės, kažko, nu, tiesiog nebėra jau nei malonu, nei įdomu. Ir yra dalis sielų, kurios net nebenori tarytum ateiti į žemę, nes čia jau viskas tas pats ir tas pats, ne, va tas neįdomus jau žaidimas. Ir galbūt net nebūtinai Jael čia sakė, aš klausausi tiesiog daugiau panašių žmonių, mąstančių ir jaučiančių. Tai mes visi Mano klausom toks, vienaip ar jo, kitaip. man tai toks paveikslas susidarė. Ir kas dabar, vat, kas man labai gražu, kad mes jau, vat kaip ir aš pati, tarytum, iš tų vaidmenų išeidinėjau, juos patraukiu nuo savęs tam, kad matyčiau tą platesnį vaizdą ir aš jau atsitraukus jau matau, aha, tie dar žaidžia, jie dar įsitraukia, aš to nebenoriu, aš renkuosi kitą. Ir mano netgi paskirtis yra kita, aš jau irgi tą aiškiai ir suvokiu ir žinau, kam aš atėjau į šią žemę, būtent man labai įdomi ta dalis padėti tam perėjimui įvykti ir padėti žmonėms atsibusti, sugrįžti į tą save. Ir va, ką aš dar matau, kaip kas vyksta, tai vyksta va tas, kai surandi save tą tikrą ir išeini iš to melo, iš kažkokių vat, tų kaukių, kažkokių vaidmenų ir į tą visišką tą tiesą su savimi. Ir tada, kas yra galbūt vat, sunkiausia, tai pradėti taip ir elgtis ir bendrauti su kitais. Per tą savo tokį tyrumą, tą savo tyrą dalį, kai tu jau ir nebijai pasakyti apie save, ne? Atstovėti savo nuomonę, savo ribas, nors galbūt buvai įpratęs visiškai kitaip ir visiems kitiem gal aplinkoje nepatinka, kad va, kodėl tu čia toks buvai geras specialistas, ten žaidėjai šitaip žaidimą ir tą turėjai ir tą, o dabar tarytum, kas čia su tavim negerai, ar čia sekta, ar dar kažkas, tai gali būti to nesupratimo. Tai va tas kelias, man atrodo, irgi gali būti toks nulūžis, galbūt asmenybės irgi, ne, va, toks nėra paprastas dalykas ir tai nebūtinai per ligas kažkokias, per tuos skausmus, bet šitas irgi toksai, kuris reikalauja ir drąsos, ir atsakomybės rinktis tą savo tiesą. Tai, kas tu pradedi prisiminti apie save ir tai savo veiksmais, savo žodžiais, tolesnių gyvenimų tai tvirtini. Tai man va taip kažkaip atrodo. Taip. Taip, čia labai tas kaukių momentas labai irgi svarbus iš tikrųjų. Mano gyvenime tai iš tikrųjų jisai buvo svarbus. Tikrai, kiek aš save pamenu gana seniai, kai aš jau ėjau tuo sąmoningumo keliu, kadangi jo vis tiek einu, tas kelias jau netoks trumpas. Tai man visą laiką buvo tas momentas, kad aš dar sakydavau tokią labai paprastą formulę, aš ne doleris, kad visiems patikčiau, bet iš tikrųjų čia ir yra apie tas kaukės. Kad aš turiu būti savimi ir sakyti savo tiesą. Aišku, aš ją turiu sakyti mandagiai, pagarbiai, nesispjaudinama, nesitaškydama, nežemindama kito. Bet mane kartais dažnai tada painiodavo mano aplinkoj, kai aš sakydavau savo tiesą, kad ir mano mama, arba ten brolis, arba ten, dažniausiai patys artimiausi. Sakydavo, o kodėl tu čia taip garsiai reiškės, o tu manai, kad čia visi taip turi galvoti? Ne, sakau. Aš nemanau, tiesiog aš ją garsiai reiškiu.
Ir tai buvo taip neįprasta, mane puldavo ten, kad tu čia nediktuok, tu čia taip, kiti taip negalvoja. Nu, sakau, aš ir nesakau, kad kiti turi taip galvoti, aš sakau, kaip aš galvoju. Bet kai tu tai pasakai garsiai, nu labai, nu neskambėdavo. Dabar ir tai žmonės kartais susigūžia, jeigu tu tai pasakai garsiai. Labai aiškiai ir labai drąsiai. Dėl to, kad, nu, jautrumas padidėjęs visiems. Ir tai, kas nerezonuoja, irgi tada taip, nu tai, nu tai priimat arba nepriimat. Mes, kaip sakoma, neturime stengtis patikti visų pirma. Taip, Ar ne? taip. Ir čia yra apie tyrumą. Čia nėra apie tą užsidėjimą, tą tokį, vėlgi kaukės tokios, oi, aš toks tyras, aš toks Mhm. debesėlis, toksai visas baltas pukuotas, kaip sako, viskas man čia, nirvana. Sėdžiu, medituoju išsiplėtus, ane? Taip. Čia apie tai, kad gali būti visoks. Vienoje situacijoje tu gali būti griežtesnis, kitoje tu gali būti švelnesnis, kitoje tu gali būti dar kitoks. Nu, ta prasme. Tai Būtent. būtent. Taip, taip. Taip, apie tai. Aš dar norėčiau apie tą perėjimą pasižiūrėti iš tos pusės, kaip išeinam iš atskirties. Iš atskirties nuo visko. Dažnai, vat, Ingrida, kai tu paminėjai tą, kad daugelis žaidžia tą perėjimą, kai ypatingai čia moteris, aš suprantu, kad joms sunku, čia aš neteisiu ir nieko nevertinu, tik matau tą paveikslą tokį, kad, sakykime, atskiria tą dvasingumą, sąmoningumą nuo savo šeimos, nuo savo gyvenimo, nuo savo darbo. Ir tarsi tas žaidimas vyksta tame, kad aš šeimoje būnu tokia tarsi tikra, nu va tokia, o paskui aš nueinu į moterų kažkokį tai ratą, išgeriu kakavos ir pabūnu tam sąmoningume, dvasingume, pareinu ir vėl aš tarsi įsilieju į tą ir tą atskiriu nuo savęs dalį, nes ten bus kažkada savaitgalį ar vasarą, kai nuvažiuosi į kokį festivalį. Tai va čia tas toks pažaidimas, kur žaidžiam tuos ritualus, užvakiam su smilkalais ir visais kitais žaidimais, ar ne? Ir po to mes tuo negyvenam. Negyvenam tuo kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną atskiriam. Ar ne, aš nueinu pamedituoju, pabūnu sraute, grįžtu ir pasineriu į tą kasdienybę, atrodo, atskiriu tuos srautus. Tai va čia mes kalbam apie tą iš atskirties įėjimą į vientisumą, kai tu visur jau esi tuo šviesos srautu, tu ta šviesa, tu ar būni su šeima, ar su vaiku, ar su vyru, ar atostogose, ar darbe, bet kurioje vietoje tu esi tai, tu visą tai jungi, tu sujungi pirmiausia vertikaliai su savo visais tais lygiais sąmonės, ar nejauti nieko nebeatskiri, nes viskas tavyje. Tie kūrėjas, absoliutas šaltinis ir visi tie kiti lygmenys, kurių čia nebūtina nevardinti, nes mes, kai pradedam susijungti su visuma, mes ir jaučiam tą visumą savyje ir tą visumą nešam per save į savo erdvę. Ir kiti tą mūsų laukia tuomet pajaučia, tada yra tas toks grynumas, vientisumas ir per mūsų tą lauką, nereikia net mums per daug nei kitiem aiškintų savo tiesų kalbėti, tiesiog per savo buvimą mes spinduliuojam tą gryną, tyrą dažnį. Bet jeigu kalbam, kaip tu sakai, Ingrida, taip žinoma, savo tiesą visuomet reikia išsakyti, bet niekuomet nepiršti jos kažkam kaip vienintelis tikros, nes tikrai mes pačios jaučiam, kaip vieną dieną ta tiesa yra viena, kažkokia atsiveria, ne? Kitą dieną mums dar pasipildo ar netgi pasineigia. Mes apie tai esam jau kalbėję, kad neužstrikim ties vienu kažkokiu dalyku, nes tikrai kartais ateina į mūsų lauką kažkas labai stipriai ir mums labai faina, įsiplečiam, viskas ok, bet nesustinkim, į tą sąstingį neįeikim, kad pasilikim ties vienu. Eikim toliau, žiūrėkim, kas toliau atsiveria. Bet mes kalbam apie ją. Aš tik noriu pasakyti, kad aišku, mano gyvenime irgi buvo visokių etapų. Buvo, kai aš ir perspaudžiau, ir buvo, kai aš tik labai daug meditavau ir labai mažai žemiškam savo plane reiškiausi. Nu, man tai lengviau padaryti, nes aš ten tokia atsiskyrėlė viena, mano ten, žodžiu, be pilnos šeimos, sakysim, tik sūnų vieną auginau, tai man ten derintis per daug nereikėjo. Tai man tą daryti buvo paprasčiau, tam tikrą prasme. Iš kitos sudėtingiau, nes ten reikia sukti galvą, kaip užsidirbti kažką. Bet, nu, žodžiu, tai tų etapų buvo visokių ir tikrai buvo tų tokių, kur atrodo nesi ant žemės, esi kažkur tai pakibus.
Ir va tokių, jo, o žmonių, kur galbūt ir dabar tokius etapus pereina, irgi yra. Tik tiek, kad momentas yra tas, kad dabar viskas taip pagreitėja, nu labai stipriai pagreitėja, ar ne? Ir dar Taip. greitėja. Tai atrodo, kad vat, tie, kas galėjo ten žaisti tą žaidimą, nu ten, kaip sakysim, aš žaidžiau, nu ten 5 metus ar ten 7 metus, jau neatsimenu, kiek aš žaidžiau ten visą tą visokių ritualų reikalų žaidimus senai, senokai jau. Ir dabar jie gali pažaisti mėnesį du ir pamatyti, kad viskas, nu jau nebeveikia, nebereikia, viskas jau baigiam, einam į gilį, einam į save iš tikrųjų. Visokį, į save visokį. Mhm. Tai va. O jautrumas žmonių labai padidėjęs. Labai, Taip, labai. todėl, Ir mūsų kad pačių, ir judina kitų. viską. Nes Ten judina, viską judina, judina. labai Taip. stipriai judina. Taip. Tai šiek tiek gąsdina žmonės, kurie to bet nelabai supranta, nežino. Bet O ką mes galėtume pasakyti iš savo pusės, kad nesigąsdinkit? Mhm. kad tai visiems vyksta. Kad tai Taip, vyksta kad visiems. Kad man atrodo, čia tie dalykai, jie tokie, tas jautrumas ir kartu to skausmo iškėlimas ir visų ten situacijų nemalonių aplinkoj, tiek su finansais, tiek santykiuose, tiek sveikatos ten srityje, jie mums turbūt duoda tokius, nu jeigu eini giliau, kad visų pirma neteiskim, nevertinkim, tos atjautos moko, taigi Mhm. visiems tas vyksta aplinkui. Čia ne apie mus tik tai, ne apie kiekvieną, nu yra apie mus, bet yra apie kiekvieną iš mūsų. taip. Jis vyksta visiems. Procesai vyksta visiems, tik tai giliai galbūt skirtingi yra. Ir kiek mes Ir mes galim tą kitą jaučiam. žmogų priimti, suprasti, kad jam irgi vyksta. Jam ten irgi gal stogas važiuoja, jisai neranda ramybės, ten pradeda ten ar burnoti, ar ten taškytis, ar ten dar ką. Taigi daug tokių pavyzdžių aplinkoje. Žinot, ką dar norėjau pakalbėti, kas man yra be galo gražu, kalbant apie tą ėjimą į vienį, kai kas gali išsigąsti, kad čia mes tarytum tapsim viena mase, tokie visi beveidžiai, nu tokie vienodi ir taip toliau. Kad tai tarytum Bet tai nebeįdomu. individualumo praradimas tam tikrą Taip, prasme. taip. Bet iš Mm. tikrųjų yra viskas kitaip. Mes artėjam vienas kito į tą bendrą kūrybą ir gal vyksta va tie dalykai panašiai, bet iš tikrųjų mes esam kiekvienas atskirai labai unikalus, su unikaliom savybėm, su, su visu tuo pagrindu savo sąmonės, savo sielos. Jis yra be galo skirtingas. Ir vat net teko pasižiūrėti į tai per JL padarytus sielos aprašymus, sielos gijas. Tai mes pasidarėm su Edita, Evelina turi pasidarius ir keletą kitų iš mūsų rato. Ir taip gražu yra skaityti ir per tai atpažinti save, savo prisiminti, atpažinti ir palyginti. Vau, kaip taip gali būti parašyta apie kitą, vat pavyzdžiui, Edita, apie tave, taip, tai visa tai labai tau tinka ir atrodo surasti ir tie žodžiai, ir patvirtinimai įvairūs, ir labai dabar dar į tai nesigilinsiu, bet kas man va, tas iškilo tas grožis, kad tai atsiveria pas mus ir mes taip vienas kitame ir matysim, mes vat, vienas yra šiek tiek turi tam tikrus gebėjimus ir duotybės vienas, kitas ir mes tam junginį esam nuostabus, vienas kitą papildom, kažkaip sąveikaujam ir kuriam iš to. Tai va Giedre, tą norėjau perduoti. aš tikrai sutinku pilnai su tuo, ką tu sakai, tik aš manau, kad šitai auditorijai, kuri mūsų klausysis, tai nėra, sakysim, probleminis dalykas, nes žmonės, kurie jau klausosi grupės išsigrynink tiesą savyje, jau tikrai supranta, kad mes visi esame skirtingi.
ir kad unikalūs irgi tą patį supranta ir suvokia tiesiog, kiek mes sugebam kitą priimti, tokį patį Mhm. unikalų. Va čia iškyla reikaliukų gal. O kad mes unikalūs, tai aš manau tikrai mūsų grupės klausytojai, mūsų va šito Taip, kanalo klausytojai šitą puikiai jaučia savimi. Ir čia mes jiem nieko naujo nepasakysim, tiesiog mes galim tai gerai. užtvirtinti, bet aš kartais pastebiu, kad net būdami, čia net netinka, būdami unikalūs ir savimi, mes turime leisti erdvės būti kitam unikaliam savimi ir kartais iš tų senų savo asmenybės dalių nebandyti pritempti, kad ai, tai kodėl tu čia dabar taip darai, o kodėl tu taip sakai, o kodėl tu gal dar kažką tai dar. Ir tada prasideda tokie kaip ir lyginimai ir bandymai ten kažką tai sureguliuoti. Nu, Mhm. žmogus gali būti tikrai leisti būti visokiam. Čia aš Taip, savo tai taip, taikau irgi, nes ne visada būna lengva priimti tą kitokį, kuris yra absoliučiai kitoks. Visom teisingai. prasmėm. Išraiškos, logikos, ten, stiliaus, nesvarbu. Visais lygmenim. Ne visada būna lengva. Tai va. Taip, Tai čia. pritariu, kad jau nebereiktų nei lygintis, nei vat kažką sodinti, ar vat dėl kitokio elgesio kitaip atrodo, ar dar kažkas. Tai tiesiog to nebebus toj, Tai toj mes naujoj einame į žemėj. tai, kad to nebebus, nes tai ir yra per tą vat, Mhm. prieimimą, gryninimo savęs kaip po unikalios ir tada tau nėra jokių konkurentų, nes čia neina kalba apie Taip, jokią konkurenciją apskritai. Čia konkurencija kaip tokia eina apskritai išnyksta. Jinai nereikalinga, jinai yra atgyvena. Konkurencija yra atgyvena. Ir tada man dar tas klausimas apie tos finansinius šaltinius. Kai mhm. mes, kai mes kažkuriuose vietose vykdavo ta konkurencija. Žodžiu, ir ta senovinė prasme, dar yra tie kontrolės mechanizmai, kuriais labai važiuoja kai kurios kompanijos, ar sakysim, verslai, nu, žodžiu. Taigi neturės ateities šitie dalykai. Jie jau kuo toliau, tuo labiau žmonės atsirinks ir nebus tos ateities. Mes nesam konkurentai, jeigu mes iš tikrųjų veikiame iš savo tyros esmės, iš savo tuo, kas mums duota ir naudodami tuos talentus, kuriuos mes turime, augindami juos tiksliau, augindami, atskleisdami. Nes kiekvienas gi turim kitus gebėjimus, kitus talentus, kitas savybės ir kaip galima leisti joms gražiai atsiskleisti, negalvojant, kad, ai, ten kitas, ten kažką. Taip. Edita, ką tu galvoji? Ar ką jauti? Man buvo kažkokia mintis ir staiga jinai išplaukė ir O. tyla, reiškia, ir neturėjau kažką jums norėjau turbūt Mhm. pritarti, paantrinti, kad iš tikrųjų atsiveriam viskam, kas ateina. Gaba prisiminiau, bekalbėdama apie lūkesčius, ar ne, čia irgi truputėlį iš Mhm. kitos pusės, ar ne, kad kai mes į tą žmogų žiūrim tokius merkiančių, kažkokiu teisiančių žvilgsniu, kas mums nepatinka ar nevertindami, tai tarsi sukeliam lūkesčius, koks jis turėtų būti. Taip. Tai kaip mes nenorim, kad mums kažkas turėtų lūkesčių, Mhm. jau norim būti laisvi Mhm. ir reikštis taip, kaip mums patinka, tai lygiai taip pat nebeturėtum keltų lūkesčių, koks turi tas Taip. kitas žmogus būti. Ir tada vėl išeiname dar didesnę laisvę, kad išsilaisvinam, kad aš nebekeliu lūkesčių kitam ir nebeleidžiu, tarsi dar pradžioje tas pirminis momentas, reikia išmokti nebeleisti tam kitų lūkesčių ateiti, pasakyti stop, Mhm. nubrėžti ribas. Mhm. Čia irgi tokie yra transformacijos momentai, per kuriuos mes einam ir žmogus turi išmokti tai padaryti. Ir ne, nes labai moterim ypatingai, vakar mes grupiai kalbėjom apie tai, kad iš šeimos narių, iš pačių artimiausių, nes mes visą gyvenimą dėl jų stengiamės, darėm, gelbėjom, padėjom. Iš to savo, tarsi iš Pripratinom. geros širdies Mhm. pripratinam, bet pasakydamas, nusigręždamas nuo savęs, savo nepasakydamas. Taip. Nebūtinai apie moteris ir vyrų yra tokių, kurie save tarsi Mhm. pamiršta ir dėl kitų daro. Ir tuomet nėra labai
nu, kažkada žmogus pasijaučia suspaustas, kad nebėra laiko savo, aš nebeturiu laiko, aš viską atiduodu kitiem, darbui, veiklai, namam, ten šeimai, būičiai, ar ne, ir viskas, ir aš nebeturiu. Ir tada labai blogai, nu, pasijaučia viduje. Tas toks, Nu, tai čia ta aukos pozicija, taip vadinama. jo, bet Ir kažkaip, kaip žmogus įvardini, gal vis tiek kažkaip turi į aiškiau ją kažką. ateiti. Čia tas Į ją aukos ateini. buvimas aukos pozicijoje. Bet čia apie atvirumą savo, čia ir yra apie atvirumą, apie tą sąžiningumą, atvirumą kartu su sąžiningumu savo, kad vat, pasižiūrėk, kur tu esi žmogau, va šiuo metu, kokioj pozicijoje. Ar tu esi tas, nu, sakysim, auka, ar tu esi dar kažkas tai kito. Šitai, Ingrida, noriu čia pakreipti, kad ne tas žmogus gali net jausti auką, jis kaip tik gali jaustis labai reikalingas, labai padedantis visiems. nu gali būti ir taip, jo, Vat gali būtent būti ir taip. taip. Jis tiesiog nejaučia savęs, jis atiduoda save iš tos geros Ai, širdies. čia Jis gelbėtojas, ta nesijaučia prasme, auka. nu tos Mhm. visi Taip, tie taip, aš stalčiukai apie gelbėtoją. apie tą vietą, kur mes Mm. pamirštam save. O kai jau auka, tai tada gali būti iš to gelbėtojo, kad Bet gali įkristi aš tai auka, manau, kai aš tai pasijauti jau Edita manau, auka kad po to. gal čia iš senos paradigmos aš pasakysiu, bet kad čia labai dvigubas reikalas. Nes kur yra tas gelbėtojas, tai kita išvirkštinė pusė yra auka. Taip, Vienaip ar taip, kitaip taip, jisai taip. nuvažiuoja į kitą pusę. Kad iš Taip, tikrųjų tai taip. yra tas viduriukas harmonija. Kada nei Mhm. taip, kada tu esi savo vietoj. Dėl to, kad nu, čia labai lengva nuvažiuoti iš vieno krašto į kitą. Kaip nuo meilės neapykantos ten sakydavo vienas žingsnis, tai nu, čia seni dalykai, bet jie kartais, nu, paaiškina protui kažkaip taip. Taip, aš tik norėjau tuos etapus paminėti žmogui, kad Mm. jis kartais galbūt klausydamas atpažintų, kur tu esi. Mhm. Kad taip, mes Mm. žinom, kad ta pusiausvyrą, balansas, harmonija yra pati geriausia vieta, bet Taip. kartais žmogus nebejaučia, kai užsisuka ir tik tai blogai pasijautęs viduje, tada gali Taip, pajausti. taip. Ir jeigu pradeda kelt klausimą, o kur aš esu, apie ką man tai, tada jis gali išeiti iš to, kad nestrikti labai, nes nu, tų būsenų, noriu paminėti tai, kad Mhm. einant į tą perėjimą, tų transformacinių būsenų, jų gali būti visokiausių. Taip. Iki pačių aukščiausių, iki pačio dugno, kur nubloškia tave, iki visiškai atrodo destrukcija. Ir to nereikia bijoti, nes tai yra tas mūsų gryninimasis šiuo metu. Šiuo metu, Ir nes kitaip, priimti jeigu mes save neleisim visokį. jausti. Ir priimti Taip, save taip, taip. visokį. Ir tokį net ir, kuris turi per tai pereiti, nes tai vyksta dėl bendrojo gėrio, taip pasakysiu. Taip, taip. Tai ką, merginos, gal šiai dienai užtenka? Manau, kad mes labai daug pasakėm. Taip, tikrai. Užtenka. Ačiū, Tai kad aš dar pakvietėt. kartelį, Mhm. aš noriu kartelį dar, kol klausosi mūsų, pakviesti, kad visada mūsų Anos Marijos kanalo vartai atviri visiems ateiti pas mus, jeigu norit prisijungti prie mūsų mažos, šiltos, mylinčios bendruomenės. Ir ačiū, Ingrida, tau, kad prisijungiai šį rytą prie mūsų. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū, ačiū. Labai dėkoju už nuostabės, va tuos pasidalinimus, tokius nuoširdžius, atvirus ir tiesiai iš širdies. Ačiū. Tai ką, gražios dienos Ačiū. visiems. Ate.